Labas vakaras, antradienio krašto naujienos jau eteryje apie tai, kas rajone svarbiausia, iš pradžių glaustai. Dviračiais kraštiečiai leidosi į rajono šiaurę, Bublių užtvankoje varžėsi šalies žvejai. Du gaisrai, vienas kraštietis nukentėjo nuo padegėjų, o kitas savo ūkinį padegė pats. Nuo kelio nuskriejo 80-mečio automobilis, kėdainiečiai kūrė iš pluošto ir vario plokštelių. Po nesėkmingų varžybų Nevėžio futbolininkai traukėsi iš turnyro. Arti 100 kėdainiečių išsiruošė į pažintinį edukacinį žygį dviračiais. Kelionės metu jie aplankė Kalnaberžę, Sirutiškį ir Vaidatonių piliakalnį. Puikus oras išviliojo kėdainiečius sėsti ant dviračių ir šeimomis ar su draugais leistis į žygį. Maršrutu Kėdainių Ramybės skveras, Vaidatonių piliakalnis, Kalnaberžė, Sirutiškis, kur jų laukia pažintinė edukacinė programa. Todėl pasirinkome galbūt nelabai ilgą maršrutą, nes tikimės, kad tėveliai vyks draugė su vaikais, bet jisai bus įdomus, nes mes Kalnaberžėje tiesiog turėsime galimybę pažiūrėti jų kolektyvų, paklausyti jų tarmiško šnektos, plačiau sužinoti apie Kalnaberžės kraštą, tada susėdę visi drauge paragauti gardžios košės. Na ir atvykus į Sirutiškį, yra visai šalia tas Sirutiškis ir tas dvaras, dabar ten aišku yra likę tik tai griuvėsiai, bet vis tiek mes įdomu sužinoti galų gale, iš kur tas dvaras, kodėl toks pavadinimas, kas planuojama tame dvare. Tai mums ten Sirutiškio bendruomenės centras labai šauniai sugalvojo tokį mini turnyrą, kad ten, žodžiu, mes turėsime atsakyti į klausimus ir netgi prizų gausim. Tai va ir tiesiog gerai pailsėję grįšime į Kėdainius. Prieš paskutinėme Kėdainių kultūros centro projekto Susitikime vasarą Kėdainiuose renginyje panoro dalyvauti arti 100 kraštiečių. Kodėl nusprendėte dalyvauti tokiame žygyje? Oras geras, kodėlgi nesudalyvavus, pabandyti savo jėgas, o mažai išbandysim, kaip seksis jam. Sportų įsiminės. Tiesiog įdomumo dėliai dėl savęs. Kokių tikitės įspūdžių, ką norite pamatyti šio žygio metu? Na, pirmiausia, tai tikimės, kad neužlys, kas be ko mums svarbiausia šiandieną. Antra, kažkiek susipažinti daugiau su pačiais Kėdainiais. Na ir kaip jau kartojasi, pamėginti savo pačių jėgas, kiek mes čia galėsime ištverti, kiek atlaikysim to maratono vadinamo. Įdomumo dėliai, sveikatai, pramogai, laisvalaikiui. Ar dažnai tenka dalyvauti tokiuose žygiuose? Šiaip su sūnum pirmą sykį. Ar dažnai tau tenka važinėti dviračiu? Taip, O kur tu važinėjai? prie namų. O dabar leidėsi su tėveliu į žygį, ar nebaisu? Ne, Ar tikėsi veikti šitą maršrutą? taip. Reikia pasportuoti, reikia sveikai gyventi, pareklamuosim. Sveiką gyvenimo būdą aktyvų, dviračių sportą. Labai gražiais vietas aplankysim. Geras oras, reikia biškį pamatyti kažką, tai ant piliakalnio nuvažiuoti, va taip praleis gerai laiką. Dviratis mėgiama kėdainiečių transporto priemonė. Ar dažnai tenka dviračiu važinėti? Dažnai, labai dažnai. Į darbą visą laiką su dviračiu, iš darbo dažniausiai. Taip, dažnai. Kuo yra patraukli šita transporto priemonė? Nereikia kuro, labai pigiai eina, prisipūti padangas ir gryno orų kvėpuoji ir gamtos neterši. Puiku. Bublių užtvankoje varžėsi geriausi sportinės žūklės meškeriotojai iš visos Lietuvos. Kaip sekėsi kėdainiečiams, sužinokite reportaže. Sekmadienį Bublių užtvankoje vyko Lietuvos greitojo aukšlių gaudymo čempionato 4. turas. Jame susirungė geriausi šios srities žvejybos meistrai iš visos Lietuvos. Šias varžybas organizuoja Lietuvos sportinės žūklės federacija ir naujai įkurta Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacija kartu su žūklės sporto klubu Salmo Kaunas. Ir šiuo metu vyksta Lietuvos greitojo aukšlių gaudymo čempionato 4. turas. Ir kaip orelis, sakykit? Orelis labai gražus, saulėtas, bet aukšlių greitam gaudymui nėra visiškai tinkamas, kadangi vėjas šiek tiek stiprokas yra ir saulė yra truputėlį gal per ryški šios smulkės žuvies gaudymui. Bet vyrai pagauna turbūt? Taip, vyrai prigaudys aukšlių, prisitaikė per 1-2 valandą prie aukšlių gaudymo specifikos ir žuvytė po truputėlį pradeda prieiti prie kranto. Pirmas turas bus gal šiek tiek mažiau žuvingas, bet antram turėtų būti rezultatai geri. Patys žvejai sakė, kad varžybose sekėsi neblogai ir laimikio niekam netrūko. Tačiau pripažino, kad aukšlių žvejybos technika yra viena sudėtingiausių. Tai kaip šiandien sekėsi varžybos? Pasakyčiau, kad neblogai dar. Kol kas
savo sektorių antras, tai toliau nežinau. Mes komandinė faktiškai žaidžiam į Zidrius dabar faktiškai. Pirmas savo sektorių, aš dar nežinau, taip kad man tikiuosi, kad bus gerai. O aukšlių žvejyba, kuo jinai kitokia gal ar sudėtinga? Čia taip yra dėl technikos, mokėti labai gerai žuvį pastatyti. Aš kadaise pačioj pradžioje, kai pradėjau, tai aš svoriai buvo per 3 valandas 12 kg skirvytė, tai valytoj buvau net padaręs 13 kg. Taip kad, bet jau praeina tie laikai, dabar jau džiaugiuosi, kad aš jau 2-3 kg pagaunu. Per veteranus dabar padariau 5 kg. Šalčmirių kaime atvira liepsna degė didžiulis sandėlis, jo savininkas įtarė, kad pastatas padegtas tyčia. Šeštadienį apie 3 valandą nakties pranešta, jog Kėdainių rajone Dotnuvos seniūnijoje Šalčmirių kaime Ąžuolų gatvėje dega didžiulis sandėlis. Atvykus pirmiesiems ugniagesiams sandėlis jau degė atvira liepsna. Pastatas mūrinis, iš abiejų pusių mediniai vartai, vieno aukšto, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė 18 kvadratinių metrų šiferinio stogo, apdegė medinės stogo konstrukcijos, sudegė vieni mediniai vartai, apdegė 4 tonos viduje buvusių šiaudų. Pastato šeimininkas net neabejoja, jog pastatas buvo padegtas. Šis pastatas naudojamas buvo jau senokai, jau tėvukas pas mane atsikraustė prieš kokį gerus metus jau gyvena pas mus, o čia sodybą prižiūri kaimynai ir sužinojau tik tai šiandien per gaisrininkus tik tai. O pats ką įtarėt, ar gaisrininkai gal kas sako? Įtariu, kad tikrai padegimas, nes 12 metų kaip nenaudojamas, elektros nėra, greičiausiai padegimas. Nei žaibas, nei niekas, o kažkas. O nuostolių dar kokių preliminarių nieko ne? Neturėtų būti čia baisiai dideli tie nuostoliai, jis nebuvo brangus, jis savom rankom restauruotas dalykas ir didelių nuostolių tikrai nėra. Neliko čia maždaug apie 1000 gal kokie eurų čia gali būti nuostoliai tokie. Įvykio aplinkybės tyrė ugniagesių gelbėtojų ekspertai. Vaidatonių kaime keistas įvykis, nuo alkoholio apsvaigęs savininkas padegė jam priklausantį ūkinį pastatą. Penktadienį apie 21 valandą 30 minučių Kėdainių rajono Vaidatonių kaime medinėme ūkinėme pastate kilo gaisras, kurio metu sudegė pastatas. Įtariamas padegimas, nuostolis nustatinėjamas. Įtariamasis 46 metų, neblaivus, 2,59 promilės alkoholio, ūkinio pastato šeimininkas uždarytas į areštinę. Pagalbą iškvietę kaimynai sako, jog vyriškis tą vakarą elgėsi labai keistai. Taip jisai atėjo pas mus į kiemą, sako, padegiau tvartą, dega mano tvartas. Ir ką tada darė? Mes nepatikėjom, sakom, kad čia nusišneki, juokauju, nugirtas vis dėlto. Paskui sako, eikit pažiūrėti. Tai sesuo iš karto su kibirais ir užsiuodė kvapas. Užsiuodė kvapas ir sesuo iš karto griebė kibirus, lėkė gesinti, išbėga va čia va iki kampo ir viskas liepsna jau iki stogo. Tada iš karto skambinam gaisriniai ir laukiam. O jisai iš kiemo mūsų čia per pievą ir lėkė į tą ugnį, kaip nežinau, kas akis išdegęs. Pasičiupam už pakarpos ir išsitempė man kelio. Bet sakėt, jis niekad nerūkė, dabar sugalvoja. Jisai mums sakė, parūkiau, sako. Bet jis niekada gyvenime turbūt cigaretės rankose nelaikęs. Bet toks žmogus keistuolis, jeigu 10 šunų namie laiko, tai toks truputį. Čia žinau, kad jie visą laiką, aš nuo pat vaikystės atsimenu, kad pas juos labai daug šunų buvo. Visą laiką vien šunų. Bet geria kiekvieną dieną, ar? Praktiškai kaip ir taip. Bet šiaip, ar kabinėjasi prie kaimo žmonių, va taip, ar ramus būna, koks jisai kaip žmogus yra? Kol blaivas, jisai kaip paprašysi padėti, jisai padės, bet kaip išgėręs, tai čia su visais pipyp. Policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. Įvykio aplinkybės tyriamos. Avarija 80-mečio Šeduviškio kelionė namo baigėsi ties Mantviliškio kaimu, jo automobilis nuskriejo nuo kelio ir apsivertė.
Vakar apie 14:30 min. Ties Matviliškio kaimu apvirto pusamžio vyriškio vairuojamas automobilis Audi A4. Automobilis skriejo daugiau nei 100 metrų ir rėžėsis į pakelyje stūkstantį kelmą, apvirto ant stogo. Specialiasias tarnybas į nelaimės vietą iškvietė pro šalį važiavę žmonės. Jie ir padėjo nelaimėliui išsilaisvinti iš metalo laužo virtusio automobilio. Netrukus į įvykio vietą atskubėjo Dotnuvos ugniagesių komandos vyrai. Pranešta, jo gali būti prispaustų žmonių. Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ekipažas, greitosios pagalbos medikai ir policijos pareigūnai įvykio vietoje taip pat buvo netrukus. Atvykus Dotnuvos ugniagesiams, vyriškis jau sėdėjo ant kelmo. Jis teigė net neprisimenąs, kaip viskas įvyko ir buvo skubiai nugabentas į Kėdainių ligoninės priėmimo skyrių. Pirminiais duomenimis vyriškis automobiliu namo į Šeduvą vyko vienas. Nelaimėlį išgelbėjo išsiskleidusios šoninės oro pagalvės. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija. Janinos Mankutės Marks muziejus galerija kėdainiečius pakvietė į meno dirbtuvėles. Čia jie galėjo paeksperimentuoti ir pažaisti su pluoštais bei vario plokštelėmis. Janinos Mankutės Marks muziejuje galerijoje tęsiasi pažintiniai turai diskusijos apie pluoštinį meną, kurios veda muziejaus kuratorė Aušra Sedlevičiūtė. Mes prašėme Lietuvos kultūros tarybai projektą ir gavome rėmimą iš šios įstaigos. Ir vasarą rengėme tiek paskaitas, parodą ir aišku dirbtuvėlės. Tai norime tiesiog visus supažindinti, būtent kas yra tie pluoštai. Pati pluoštų sąvoka labai yra plati ir įvairi. Tai gali iš anglų kalbos išvertų žodį fiber, tai gali reikšti ir skaidulą, ir pluoštą, ir giją, ir siūlą, ar ne? Tai ši plati sąvoka pateikia menininkams tiesiog rinktis labai įvairias medžiagas. Kiekvienas menininkas suvokia tą žodį fiber skirtingai ir pateikia labai skirtingai, rinkdamasis skirtingas medžiagas, aišku, kūrinio dydį, taip pat ir spalvas. Dailininkė tekstilininkė Asta Federavičiūtė Jasiūnė kėdainiečius ir miesto svečius supažindino su terminio apdorojimo dirbtuvėlėmis, kurių metu naudojant vario plokšteles yra dekoruojami audiniai arba popierius. Tai yra viena iš technikų, kurią prieš metus atrado menininkė. Labiausiai mane domina pelėsinių grybų pasaulis ir savo vaizdiniuose visi dalykai, kas čia yra pavaizduoti, būtent yra mikropasaulio mikroskopiniai vaizdai. Tiesiog tik tais išraiška yra kita, nes aš pasitelkiau vario plokšteles, jas ėsdinau ir su tomis plokštelėmis audinius bei kitus pluoštus karščiu apdoroju ir kuriu paveikslus. Janinos Mankutės Marks muziejus galerija visus susidomėjusius pluoštiniu menu kviečia atvykti rugsėjo 3 dieną. Nuo 10 valandos čia vyks pažintinis turas diskusija, paskaita ir meninės dirbtuvėlės, kurias ves menininkė Jūratė Petruškevičienė. Kėdainių Nevėžis patyrė nesėkmę Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro ketvirtfinalyje. Po pralaimėjimo vienuolikė traukėsi iš šio turnyro. Savaitgalį Kėdainių stadione vykusiose Lietuvos futbolo federacijos taurės varžybų ketvirtfinalio varžybose Kėdainių Nevėžis turėjo pripažinti Kauno Stumbro vienuolikės pranašumą rezultatu 0-3. Šis pralaimėjimas eliminavo Kėdainių Nevėžį iš tolimesnių kovų dėl taurės turnyro medalių. Nors šis turnyras kėdainiečiams ir pasibaigė, vyriausiasis Kėdainių Nevėžio treneris Vitalijus Stankevičius akcentavo, kad dabar svarbiausia puikus pasirodymas Lietuvos futbolo federacijos pirmoje lygoje. Sudėjome į ketvirtfinalio pirmos lygos komandą, faktiškai susibūrusi sezono pradžioj komanda. Ir aš galvočiau, aš tikrai labai dėkingas. Jie parodė šiandieną į pirmą kelnys labai, aš jums pasakysiu, labai neblogas kelnys. Pirmas, faktiškai jie įsimušėme savivartinę laimę, čia būna futbole toks dalykas, bet vyrai žaidė tikrai ir kad Stumbras buvo kažkas apie pirmą kelnį pranešti, aš nepasakyčiau. Čia nieko baisaus neatsitiko. Gyvenimas vyksta toliau, mes turim savo tikslų pirmoje lygoje, stengsimės neiškristi iš to penketuko.
Viskas šį vakarą. Daugiau naujienų rytoj tokiu pat metu. Iki pasimatymo. Laidos krašto naujienos partneriai – akcinė bendrovė Krekenavos agrofirma, uždrauja akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas, uždrauja akcinė bendrovė Vikeda gaminanti D2 ledus ir uždrauja akcinė bendrovė Sibena valdanti parduotuvių tinklą Agurkėlis. Artėjant šildymo sezonui, pats metas pasirūpinti, kuo kūrensite. Kėdainių krovimo aikštelė visą rugpjūčio mėnesį skelbia ypatingą akciją. Už toną sijotos plautos Kuzbaso anglies dabar mokėsite tik 130 €, o atvežimas į jūsų namus nieko nekainuos. Kėdainių krovimo aikštelėje anglis tiesiai iš traukinio vagono yra išfasuojama į specialius maišus. Juos atvežę į jūsų namus iškrauname, negadindami kiemo trinkelių ar žalios vejos. Aplinka lieka tokia pati, kaip ir buvo – švari ir tvarkinga. Pirkti į maišus sukrautą anglį apsimoka, nes tokiu būdu anglis išsaugo savo šiluminės savybės. Jos neplauna lietus. Kėdainių krovimo aikštelėje taip pat galite įsigyti kelių rūšių durpių pjuvenų briketų už palankiausią kainą. Briketai irgi atvežami nemokamai. Tai reikia paskambinti į Kėdainių krovimo aikštelę. Šildykite savo namus kokybišku kuru. Buities technikos parduotuvėje Raginta geriausios prekės už palankiausią kainą. Atkreipkite dėmesį į Whirlpool šaldytuvą, turinti drėgmės kontrolę ir bešerkšnę sistemą tiek šaldytuve, tiek šaldiklyje. Tad produktai nedžius. A++ energijos taupymo klasės šaldytuve dar yra antibakterinis filtras. Galite rinktis baltos arba sidabrinės spalvos Whirlpool šaldytuvą. Taip pat galime pasiūlyti naujausio modelio Whirlpool indaplovę, turinčią 3 stalčių, iš viršaus kraunamų skalbyklių, įmontuojamų kaitlenčių, orkaičių su daigeliais ir katalitinėmis sienelėmis. Ragintoje yra ir kitų prekių – televizorių, garso aparatūros, smulkios buitinės technikos. Neradę norimos prekės parduotuvėje, galėsite jas užsisakyti. Prekes galėsime atvežti į jūsų namus. Parduotuvė Raginta įsikūrusi Jono Basanavičiaus gatvėje 47D šalia Šiaulių banko Pegaso knygyno pastate. Važiuojantiems į šią parduotuvę autobusu išlipti reikia miesto centre esančioje stotelėje. Įmonė Kli.lt UAB, teikianti kabelinės ir skaitmeninės daugiafunkcės televizijos, šviesolaidinio ir belaidžio interneto bei telefonijos paslaugas, sėkmingai plėtoja veiklą visoje Lietuvoje. Įmonės paslaugomis naudojasi Mažeikių, Telšių, Plungės, Kuršėnų, Akmenės, Jurbarko, Kauno, Tauragės ir, žinoma, Kėdainių rajono gyventojai. Nemaža jų dalis yra lojalūs Kli.lt bendroviai daugiau nei 10 metų. Papildykite Kli.lt UAB klientų ratą ir naudokitės naujausią paslaugą – atsisukančiąją televiziją, leidžiančią žiūrėti mėgstamas laidas jums patogiu metu. Televizijos paslaugos klientams galime pasiūlyti daugiau nei 80 skaitmeninės televizijos programų, o interneto klientams iki 300 MB per sekundę greitaveikos šviesolaidinį ryšį. Kli.lt UAB stengiasi išlaikyti vienas mažiausių paslaugų kainų rinkoje, kad internetas ir televizija nebūtų prabangos prekė. Įmonė atvira naujovėms, nuolat tobulėjanti ir siekianti klientams teikti aukštos kokybės paslaugas už galimai mažiausią kainą. Vasarą atnaujinkite savo namus. Užsukite į ELB baldų salonus ir išpildykite savo svajones. Spalvingi, funkcionalūs, klasikiniai ir šiuolaikiški miegamojo, svetainės, vaikų kambario, virtuvės bei prieškambario baldai puikiai tiks ir nedidelėme bute, ir erdviame name, suteikdami jaukumo, patogumo ir sukurdami gero poilsio oazę. Yra nemažai naujienų. Perkant už daugiau nei 600 €, išskyrus virtuvės baldus, baldai bus atvežti ir surinkti nemokamai.
Taip pat galime pasiūlyti jums dizainerio paslaugas, kuriant nestandartinius virtuvės baldus. ELB baldų salonus rasite Kėdainiuose, Ąžuolyno gatvėje 1 prekybos centre Norfa ir Jono Basanavičiaus gatvėje 7 2 aukšte. Pasiruošti mokyklai jums padės uždaroji akcinė bendrovė Jurasta. Atsinaujinusioje parduotuvėje rasite dar daugiau mokyklinių reikmenų nei pernai. Čia gausu pratybų sąsiuvinių, įvairių parkerių, pieštukų, skriestuvų, žirklių, liniuočių, penalų, dailės reikmenų, teptukų, akvarelės, guašo, akrilo. Siūlome patvarias, madingas ir svarbiausia patogias kuprines, daugiau nei 100 modelių. Daugelį prekių bendrovė Jurasta importuoja tiesiogiai iš gamintojų, todėl gali pasiūlyti mažesnę kainą nei kiti. Dėmesio kuprinėms, penalams, piešimo priemonėms ir kanceliarinėms prekiams, kurioms nėra skelbiama akcija, šiuo metu taikoma 25, o knygoms ir pratybų sąsiuviniams 5% nuolaida. Be to, pirkdami prekes Jurastos mokyklinių prekių mugėje, jūs galėsite laimėti dviratį ir ne tik. Visos mokyklinės prekės po vienu stogu parduotuvėje Jurasta. Čia apsilankyti verta. Rugpjūčio 25 dieną 10 val. Tradicinių amatų centre Arnetų name paskaita edukacinis užsiėmimas medžio drožybos ypatumai, verpščių prieveršių simbolika, jų paskirtis praeityje ir dabartyje. Užsiėmimus ves Utenos rajono tautodailininkas, sertifikuotas tautinio paveldo produktų amatininkas Albinas Šileika. Kažin, pririnksime čia pilnus krepšius. Kad nors mažą krepšį rastume, kad nors kūčių valgiams džiovintų grybų būtų. Tiesa, o kaip su tuo krepšiu? Krepšis ar krepšys? Žodynuose teikiamas žodis krepšys. Tad pirmenybė būtų bent jau prestižinėje bendrinėje kalboje žodžiui krepšys, o krepšis yra šalutinis normos variantas. Tad geriau sakyk krepšys, o ne krepšis. Žiūrėkit, ar tik ne voveruška, ana ten po lapais? Kur? Reikėtų sakyti voveraitė, bet man regis Kėdainių rajone iš vis voveraitės nedygsta. Oi, kokius aš moku koldūnus su voveraičiu ir sūrio padažu padaryti. Man regis ir tau patiktų. Nežinau, neragavau nesykio tokių, bet šiaip grybai man nelabai patinka, nebent šampinjonai ant picos. Yra Lietuvoje šampinjonų? Yra, juk pilnos parduotuvių lentynos ir verslininkai augino šampinjonus. Šampinjonai auga Prancūzijoje, iš kur ir kilęs šitas žodis, o mes Lietuvoje valgome pievagrybius. Supratau, šampinjonas lietuviškai yra pievagrybis. Žinot, yra toks labai skanus kinietiškas patiekalas, pievagrybiai su kinietišku padažu. Labai skanu. Tikrai? Dar pasakyk, kad kiniečiai labai mėgsta šį patiekalą. Iš vis toj musmirę suvalgysiu. Iš valstybių pavadinimų, kurie turi priesagą ija, vengiama sudaryti tos valstybės gyventojų pavadinimus. Pavyzdžiui, Prancūzija, Estija, Latvija. Juk nesakome, gyvena ten prancūziečiai, latviečiai ir estiečiai. Sakome, gyvena prancūzai, latviai, estai. Taip ir Kinijoje gyvena ne kiniečiai, o kinai. Vadinasi, patiekalas ir padažas yra ne kinietiški, bet kiniški. Taip, kiniški. Bet žinai, baigiam plepėti ir einam grybauti. Aš sugalvojau, kad nedarysiu nei lietuviško, nei kiniško, nei prancūziško patiekalo. Visus grybus, kuriuos rasime, džiovinsiu.